Septynių Kauno dienų pokalbyje profesorius Jamesas LeMay, atvykęs Vytauto Didžiojo universiteto kvietimu, buvęs CNN redaktorius ir naujienų biuro Vašingtone vadovas, apie rinkimus, karą ir galingą ginklą – dezinformaciją. Užaugęs kariškių šeimoje, Jamesas baigė karinę mokyklą ir karinį institutą. Vėliau susidomėjo žurnalistika. Tarnavo Sakartvelo nacionalinės gvardijos specialiajame dalinyje. Todėl klausėme, kaip išsaugoti žurnalistiką dezinformacijos amžiuje. Jei esate Baltarusijoje, viskas kitaip, tiesa. Ten taikomos kai kurios kraštutinės priemonės, tačiau su tais pačiais iššūkiais susiduria visi. Kaip pateikti tikslius pranešimus, kaip užtikrinti, kad jie atspindėtų ten gyvenančius žmones, taip, kad jie suprastų ir žinotų kontekstą. Technologijos tai ir gyvas, žūtbūt reikalingas dalykas, bet kartu prakeiksmas. Tad kaip užtikrinti, kad technologijos neužgožtų to? Tai, ką jūs darote, ne tik gerai parašyta istorija. Tai bendri iššūkiai, kai kurie ekstremalesni, pavyzdžiui, kai esi cenzūruojamas arba išmetamas iš šalies. Kiti yra įprastesni. Tačiau bendras visų tikslas yra tarnauti kitiems žmonėms, o ne savo. Tai, manau, visada bus iššūkis. Jamesas LeMay yra pelnęs daugybę žurnalistinių įvertinimų, Emmy apdovanojimų už tiriamuosius reportažus. Buvo vienas itin emocingas įvykis, kai Irake įkaitais buvo paimti keli amerikiečių kareiviai ir mes nežinojome, ar pavyks juos susigrąžinti. Amerikiečiams pavyko. Važiavome savo sunkvežimio vidury dykumos, jis sugedo. Palydovinį telefoną prijungėme prie sunkvežimio akumuliatoriaus, kad gautume signalą. Viskas drebėjo. Rizikavau ir paskambinau visų šių kareivių tėvams, kad jie galėtų stebėti ir pasakyti, ar tai jie. Drebantis vaizdo įrašas. Galiausiai juos užfiksavo ir pradėjome rodyti po vieną. Girdėjome, kaip tėvai pradėjo verkti. Tai buvo jų sūnūs, jų dukros. Ryšį užmezgėme akimirksniu realiuoju laiku. Gyvai. Vieni iš Irako, kiti iš Pietų Karolinos. Jie susitiko kartu per palydovą. Tai buvo stipru. Visa naujienų redakcija verkė. Vis dėlto sakyčiau, kad man labiausiai įsiminė rugsėjo 11-oji. Buvau Vašingtone. Buvau CNN naujienų šaltinio biuro vadovas. Aš užlipau ant stogo ir matėme, kaip lėktuvas rėžėsi į Pentagoną. Mūsų komandos turėjo skubiai tęsti tiesioginį eterį. Miestas buvo evakuojamas. Mes buvome palikti nuošalyje. Manėme, kad mus gali užpulti. Buvo daug emocijų, nes negalėjau pamatyti savo vaikų. Negalėjau išeiti iš pastato. Mums liepė užsidaryti. Dabar, žinodamas tai, ką žinau, jausčiausi kitaip. Bet tuo metu manėme, kad gali būti daugiau sprogimų, išpuolių. Su niekuo negalėjome susisiekti, išskyrus transliuotojų ir žurnalistų komandą. 3 dienas miegojome savo biuruose. Tai buvo vienas iš emocingiausių laikotarpių, nes tapome liudininkai svarbių įvykių, pakeitusių daug dalykų Jungtinėse valstijose ir pasaulyje. Žurnalistikos profesionalas įsitikinęs, kad šiandien gyvename laikais, kurie dar pavojingesni nei rugsėjo 11-oji Jungtinėse valstijose. Manau, kad dabar yra pavojingiau, nes žmonės gauna klaidingą informaciją ir neskiria, kas teisinga, o kas ne. O žurnalistams tenka bandyti iššifruoti, ar tai tikros naujienos, ar netikros. Ir tai sunku. O jei neišsiaiškins teisingai, žmonės tikės tuo, kas nėra tiesa. Ir tai gali sukelti smurtą, tai gali lemti įvairius režimo pokyčius ir dalykus, kurie gali būti dar sudėtingesni ir pavojingesni. Taigi manau, kad dabar pavojingesni laikai, nes kalbama ne tik apie ginkluotus konfliktus, kalbama apie konfliktus dėl idėjų ir moralės. Ir tai gali paskatinti ištisas civilizacijas ir bendruomenės nekęsti viena kitos. Manau, kad vidinė neapykanta gali būti pats pavojingiausias ginklas. Tiesiog netikėkite visko, ką matote ir skaitote Facebook ar socialiniuose tinkluose. Tapkite skeptiškesni. Ir kaip vartotojai, ir kaip žurnalistai. Nes jei to nedarysite, tapsite blogų veikėjų dezinformacijos aukomis. Jos yra
Jau 4 metus iš eilės akademinis Romos Akadolskio žurnalistikos forumas subūrė Lietuvos ir užsienio šios srities profesionalus, universitetinę bendruomenę aptarti svarbiausių žurnalistikos iššūkių šiandien, prieš rinkiminio laikotarpiu ir Lietuvoje, ir Jungtinėse valstijose. Akivaizdu, kad Amerikos rinkimai turi tam tikrą įtaką Lietuvai dėl valstybės užsienio politikos. Tačiau dar svarbiau tai, kaip vyksta rinkimai. Matome suasmenintų išpuolių, matome dezinformacijos kampanijas iš tokių vietų kaip Rusija ir kitų, bandančių daryti įtaką. Matome, kaip nesugebame tiesiog susitarti. Lietuva taip pat pradės patirti šiuos dalykus. To niekam netrūks. Visi pradės jausti internetinės dezinformacijos poveikį. Mus bando suskaldyti, kad vieni būtų laimėtojai, o kiti pralaimėtojai. Žurnalistai taip pat yra dezinformacijos taikinys. Jei pavyksta įveikti žurnalisto požiūrį arba paveikti jį, kad jis perimtų svetimus įsitikinimus, žmonės ima tikėti žurnalistais, nes tai yra jų vietinis informacijos šaltinis. Todėl jis tampa dar galingesnis. Taigi žurnalistai turi būti skeptiški ir atsargus. Jie turi išmokti demaskuoti tai, kas neatitinka tikrovės, ir kuo greičiau bei kuo plačiau tai paviešinti. Dezinformacija yra galingesnis ginklas už karinį, nes ji gali pakeisti protus ir širdis. Ji gali paveikti žmonės taip, kad jie imtų daryti dalykus, apie kuriuos niekada nebūtų pagalvoję. Tai didesnis iššūkis nei karo ginklai. Nuo ginklų prie kuriozinių nutikimų. CNN vyksta daug ekskursijų ir būna garsių žmonių, kurie nori pamatyti, kaip viskas veikia. Tam yra ištisa protokolo grupė. Kartais jie atsiveža įžymybių. Kartą buvau transliacijų patalpoje labai įtemptu metu. Tai buvo susijęs su Izraelio konfliktu, o mes apie jį pranešėme tiesiogiai. Ir aš garsiai keikiausi. Taip kartais nutinka ir žurnalistams. Žodžiu, transliacijų patalpoje pavartojau keletą stiprių žodžių ir buvau gana agresyvus. Ir staiga kažkas pradėjo juoktis. Atsisukau pažiūrėti, kas juokėsi, ir tai buvo verslo magnatas Richardas Bransonas iš Virgin Airlines. Jis buvo atvykęs į ekskursiją, priėjo pasižiūrėti, kas čia vyksta. Aš šaukiau, rėkiau, mojavau rankomis, o jis ėmė juoktis. Paklausiau, kaip jūs čia patekote? Jis paaiškino, sureagavau, o Dieve mano, kaip gėda. O jis sako, ne, man patiko, tęskite. Taigi niekada nežinojome, kas pasirodys dieną ar naktį. Ir dar įspūdžiai iš Kauno. Lietuvoje labai gražu. Mane sužavėjo žmonės, architektūra. Didžiausią įspūdį man daro dėmesys kultūrai, meilė kultūrai ir įvairovės puoselėjimas, o tai ne visur matoma. Keliauju po artimuosius rytus ir kitus regionus, kur šios problemos sunkiai sprendžiamos. O čia akivaizdžiai daugelis žmonių pažįsta vieni kitus, bendrauja ir tai daro taikiai, su dideliu džiaugsmu. Jie priima naujas kultūras, naujas idėjas ir tradicijas, atkeliavusias iš kitur. Tai gana reta, labai džiugu matyti. Beje, ir maistas čia puikus. Sakyčiau, turite išlikti teisingi ir ištikimi savo tikslui. Tarnaukite žmonėms, kaip tik galite. Naudokite savo gale gerąją prasme. Nepasiduokite šių blogų veikėjų, kurie nori pakenkti, kurie nori prastumti savo tikslus, įtakai. Net jei tai nepopuliaru. Tiesiog žinokite, kad Lietuva yra jūsų namai. Ji yra jūsų širdyje. Saugokite ją bet kokią kainą.